Ši meditacija vidiniai namai skirta atkurti, prisiminti tą vidinių namų jausmą. Įsitaisyk patogiai, užmerk akis ir pajausk savo kūną. Pajausk kojas, pilvą, krūtinę, visą nugarą, pečius ir rankas. Pajausk kaklą, veidą, viršugalvį. Pastebėk, kaip teka tavo kvėpavimas. Įkvėpimai, iškvėpimai. Ir tai ir yra tas pirmasis laiptelis savo vidinių namų link. Jau dabar, jau šią akimirką, jaučiant savo kūną, jaučiant tekantį kvėpavimą, suprantu, kad esu čia, namie. Ir kviečiu po truputį gilinti savo įkvėpavimą, sąmoningai palaikant ilgesnių iškvėpimų ciklą, sąmoningai iškvepiant ilgiau, giliau, labiau. Nereikia skaičiuoti. Tiesiog jausk, kad iškvėpimas ilgesnis už įkvėpimą ir stebėk. Ir dabar kviečiu pasitelkus vaizduotę, įsivaizduoti Deivės motinos archetipą arba bet kokį artimą žmogų. Bet ką, kas galėtų jumyse pažadinti jaukumo ir saugumo jausmą. Gal tai bus realus žmogus, o gal kažkoks vaizdinys, šalia kurio jaustumėtės kaip namie, saugiai, būti savimi ir šalia kurio gera ir jauku ir su dėkingumu užsipildykime tuo jausmu. Tegul tas žmogus ar vaizdinys šalia mūsų padeda atlikti šią praktiką. Būtų kaip pagalbininkas šioje meditacijoje. Ir jūsų laukia 4 žingsniai. Tik tiek. Įsivaizduojant save, einant keliu, artėjant prie vietos, kuri yra mano vidiniai namai. Kvėpuokite giliai, su ilgesniais iškvėpimais. Ir palengva žengsime link savo vidinių namų,
Ir visai nesvarbu, jeigu vaizduotėje nekils vaizdinys. Leiskite savo patirti tą jausmą, kad einat link jų. Giliai kvėpuokit. Ir sekantis įkvėpimas ir iškvėpimas, mintise tariant 4. 1 žingsnis. Sekantis įkvėpimas ir iškvėpimas mintise tariant 3. Dar 1 žingsnis. Įkvepiu ir iškvepiu 2. Dar 1 žingsnis. Ir įkvepiu ir iškvepiu mintise tariant 1. Ir žengiu į savo vidinius namus. Kad ir kaip vaizduotė nupieš, o jei nenupieš, taikiai ir jaukiai einu į tą jausmą, į savo vidinę šventyklą, vidinę šventovę, į savo vidinius namus. Ir kartu su manimi keliauja jausmas, kad esu saugus eiti savo keliu. Esu saugus žengti, tyrinėti, atrasti, pažinti savo vidinius namus. Ir jaučiu, kaip visata, Dievas, gyvenimas, kuo betikėčiau, mane palaiko. Ir patyrinėkim tą jausmą, sužadinkim savyje tą vidinių namų jausmą, kai jauku ir gera, tiesiog taip, kaip yra. Dabar nieko netrūksta, visko pakanka. Esu saugus su savimi, su savo tiesa, su savo kūnu, su savo kvėpavimu. Giliai įkvepiu ir iškvepiu į tą jausmą. Ir kiekvieną iškvėpimą palaikau. Ilgesnį, gilesnį. Dar labiau grąžinant į jaukumą, saugumą. Pabūk šioje erdvėje. Užsipildyk, pasimėgauk. Jausk, kaip šitas laikas, ši pertraukėlė yra tavo resursas, tavo maistas sielai. Užsipildyti tuo saugumu ir visatos Dievo gyvenimo palaikymu. Prisimink savo gilų kvėpavimą. Ir jeigu protas norėtų kažkur nuklysti, vis sugrąžink į čia, į savo vidinius namus, kur teka kvėpavimas, kur jauti savo kūną. Ir
Ir čia šioje erdvėje paklausk, kokia tiesa nori būti išgirsta. Kas tau šiuo metu reikalinga. Ir be jokio spaudimo, be jokios skubos išgirsti atsakymą. Pabūk tyloje, namuose. Ar gali pasveikinti šį gilų saugumo jausmą, tikėjimą, kuris yra tavyje, ne išorėje, ne kažkokiose išorinėse aplinkybėse, bet būtent tavyje, viduje. Ir kad ir kiek mažai jos jaustum, pasveikink. Tai tavo vidinė šventovė, tai tavo vidiniai namai. Ir ar galiu mintise arba garsiai ištarti su tuo saugumu šalia, vidiniuose namuose, savo vidinėje šventovėje? Ar galiu ištarti: aš atliksiu savo dalį šiame gyvenime, o visata, Dievas ar gyvenimas viskuo kitu pasirūpins? Ar galiu paleisti kontrolę ir jaustis saugiai, atlikti tik savo dalį šiame žaidime pavadinimu gyvenimas, o visa kita bus pasirūpinta? Ar galiu priimti, kad šiame pasaulyje ne tik visiems, bet ir man yra vieta? Ir aš esu saugus visatos glėbyje, esu saugus eiti savo keliu. Esu saugus eiti savo keliu, žinant, kad mano vidiniai namai, mano resursas visada pasiekiamas, kai tik pradedu giliau kvėpuoti. Ir kad ir kas mano gyvenime vyktų, čia, manyje, yra mano vidiniai namai, mano jaukumas, mano saugumas. Giliai kvėpuok ir užsipildyk. Ir po truputį sugrįžk į realybę. Pajausk savo kojas, pilvą, krūtinę, visą nugarą, pečius, rankas, kaklą, veidą, viršugalvį. Pajausk paviršių, kuris liečiasi su tavo kūnu. Ir lėtai po truputį pradėk mirksėti akimis ir žvilgsniu sugrįžk į erdvę, kurioje sėdi ar guli.
apsidairyk aplinkui. Pasveikink save, užsipildžiusi tuo vidiniu namų jausmu ir keliauk į gyvenimą saugiai. Eik savo keliu. Namaste.